Taigi, sveiki draugai, 100 metų jau nesimatėm, kuris laikas nieko nefilmavom, nes visokių reikalų turim ir biškinė sezonas, ruošiamės savus dalykus ir turbūt jums įdomu, arba neįdomu, bet noriu trumpai papasakot apie savo mėlyną Eunusą. Tai yra Eunus Roadster, kurį turiu jau 2 ar 3 metus, kuris gan ilgai stovėjo pas dažytoją, buvo pilnai perdažytas, buvo išvalytas salonas, paslūko nemažai, mechaniškų dalykų buvo padaryta, nes variklio skyrių tvarkėm, viską tuoj parodysiu, bet žodžiu, ką noriu pasakyti, kad šitą mašiną turėjau nemažai laiko, ji yra 91 metų, dešiniavairė, japonas, Eunus Roadster ir mėlynos spalvos. Retas variantas, automatas, kas yra dar retesnis variantas, ir elektriniai langai, kondiški, visokie kitokie bairiai. Smagus automobilis. Bet, nežinau, kiek sekat ir kiek žinot visokias naujienas, bet paskutiniu metu mūsų Seimas priima galimai nepalankius sprendimus istorinių transporto priemonių registravimui. Žodžiu, trumpai tariant, šiuo metu istorinė transporto priemonė laikoma tokia transporto priemonė, kuri yra 30 metų senumo ir 15 metų negaminama. Mūsų Seimas planuoja pakeisti šį amžių, pakelt nuo 30 metų iki 40. Argumentuoja tuo, kad greitai visi Passatai, Jetos, Opeliai tiesiog taps istoriniais, kurių ir tai daug gatvėse yra ir jos yra eksploatuojamos kasdieną. Tai noriu tokių automobilių sumažinti, kas mums, kurie nori užregistruoti, pavyzdžiui, Miatas pirmos kartos, kuri jau tikrai yra klasikinė ir istorinė mašina, turėsim šiokių tokių problemų ir negalėsim to padaryti. Tai dabar bus šiokie tokie kadrai iš senų vaizdų, kur jau anksčiau esu filmavęs. Šiek tiek ruošiau šią mašiną registravimui, jų nerodžiau niekur, nes planavau viską sudėti į vieną video, tai turbūt šitas ir bus tas video. Tai pažiūrim. Seniai galvojom, kad mums garaže trūksta kelių svarbių dalykų. Vienas dalykas, tai garaže yra žiauriai sunku ir nepatogu stumdyti mašinas, jeigu reikia pervaryti, tai vos ne visas mašinas turi išvažiuoti iš garažo, kad galėtų ant keltuvo kitą atvažiuoti. Ir plus mašinos pasukimas yra vis tiek kažkiek ribojantis faktorius, kai čia reikia tarp daiktų išsilaviruoti. Ir varžybose irgi jau nekartą pasigėdom tų tokių lentelių ratų suvedimui daryti. Visus šitus dalykus mums padėjo gauti šito epizodo partneris Vevor. Gavom tokias 2 dėžutes dalykų. Čia šiaip irgi toksai, sakyčiau, must have komplekčiukas, jeigu nori suprast, kaip mašina valdos ir kodėl nevažiuoja gerai, arba kodėl gripo turi per daug arba per mažai, tai šiaip yra labai gerai sekti savo suvedimo nustatymus. Nekartą matėm tikrai varžybose ir šiaip treniruotėse, kur kai Viliui, pavyzdžiui, padarė suvedimą ir sako, blemban, kiek mašina sukibimo turi, atsimeni, net ir tavo per Matsuri buvo, kai padarė Edvi suvedimą ir sakai, nesivaldo mašina, nes belia kiek tau vino padaryta ir žiauriai daug gripo yra. Dabar teoriškai turėtų būti įmanoma vienam stumdyti mašiną, ne? Wow, prašau, važiuoji kur nori. Realiai įmanoma vienam, tai dviese tai jaučiu iš vis belia, kaip lengva būtų. Taip, tai iš visų vietų, kur ieškojom šitus dalykus radom geriausios kainos.
Patys ratukai tikrai kokybiški jaučiasi, guoliai tikrai kokybiški, panašu, kad tarnaus ilgai ir bus žiauriai naudingas daiktas garaže. Jeigu norit kažką panašaus įsigyti savo, užšokit į Vevor website, pasinaudokit šituo nuolaidos kodu. Nėra milžiniška nuolaida, bet 5% nuolaida. Daiktus galėsite įsigyti pigiau. O dabar varam dirbti. Sveiki draugai. Mėlynos pirštinės gali reikšti tik vieną. Nusipirkau, gerai jau seniai nusipirkė šitą prieš maždaug 2 metus, mėlyną Eunos Roadster. Čia dabar bus jaučiu pragrojimas kažkoks bitai. Sugalvojom, kad trumpai reikėtų papasakoti mažą šitos mašinos istoriją. Šita mašina ilgą laiką prastovėjo pas dažytoją, neskubėdama dažėsi. Kai ją nusipirkau, jinai buvo visa nugruntuota, tokia buvo patepliota, padažyta. Jinai nebuvo supuvus, bet turėjo nedadažytų vietų visokių. Tai dėl to nuvežėm pas dažytoją, kad viskas turkytų. Ir dabar, kaip matote, jinai yra vienos spalvos. Kas dar nežinot ir nesate susipažinę, tai ateit gali parodysiu. Tai Eunos Roadster dalykai buvo dešiniavairiai, yra japoniški importai ir yra atkeliavę mašinos iš Japonijos skirtos Japonijos rinkai. Tai ir Lukas. Sveiki gyvi, mes vedame laidelę Atpažink lavoną. Atpažink lavoną. Atpažinti lavoną, kalbant. Taip atrodė jos veidrodėliai. Dabar turim biškį naujesnius, bet šiaip, kuo šitas modelis yra išskirtinis, tai kad tai yra lavonas. O jeigu dar rimčiau, tai yra automatinė pavarų dėžė turinti Miato. Tai čia yra tiesiog Project Unfuck vadinamas, kur pridaryta visokių nesąmonių ir reikia sugrąžinti į stoką tiek, kiek įmanoma. Tai nekalbu apie visokius dulkių sluoksnius, kas čia yra prisikaupę, čia logiškai galvojant reikės įsivalyti, bet yra visokių tokių mygtukų, net neaišku, kas ant jų pajungta, tai dar reikės įsiaiškinti pirmiausia. 3 mygtukai, kurie čia net neturėtų būti. Momo shifterį kažkokį, kuris tipo imituoja, kad čia Ale mechankė dėžiai, bet šiaip tai bėgiai tik štai junginėjasi. Ekranas, kuris čia irgi neįtemo. Čia prigręžiotas skylių, tai irgi reikės panaikinti. Mašina nevažiavus apie kokius 5-6, gal dabar jau gerai 4-5 metus. Tai yra visokių šūdukų, kaip pavyzdžiui termostatas. Turėtų atsigauti ir praeiti techą savo hodu iš pirmo karto. Turim spoilerioką. Tada čia turiu aplink langus tokias juostelės irgi nupirkęs. Čia buferio laikikliai nauji, nes irgi šitos vietos nulūžta amžinai. Ir blenda. Labai trapus dalykas, tai labai atsargiai rodo. Kaip matot, neoriginalūs ratai uždėti. Galimai yra limited slip diferencialas. Taip va. Šito irgi nepatikrinsim, nes su automatu tiesiog nepadarysim burnauto, nes neturi pakankamai neina spirt sankabos, kad praveltų. Greičiausiai nepadarysim burnauto. Gerai, biškiai įlenktas lonžeronas. Tai ką, jau čia dabar nusikaltimas didžiausias? Taip, techo nepraeisim. Praeisim techo. Čia dar netiek eina įlenktos tos krekždės, tavo krekždę pakelkim, pažiūrėsim. Gerai, drąsiai, žinok, nelinkė, tik nubraukyti. Tikslas šitos mašinos yra ją praeiti tech apžiūrą, užregistruoti Lietuvoje. Jau 2 tokias, 20 vairės esu užreginęs anksčiau. Tai šitą, manau, nebus kažkokia išimtis, irgi gausim lietuvišką registraciją. Ir manau, kad artimiausiu metu galbūt galėsit pamatyti kokiam Jep Meet arba kažkokiam mūsų eventui. Jeboj. Trumpai papasakosiu situaciją, kad šiam kartui mane aprūpino ratų valiklių.
nuplauna visus metalo dulkes nuo ratų, nors nepraščiau, bet davė ratų ir padangų valiklio ir padangų blizgiklio. Ir, tai yra detailer flakes, visokių ploviklių, valiklių, aplikatorių, poliruoklių, žodžiu, viską patys sugalvosi. Jie turi jau atvežiau jį pas mano jau pernai buvusius partnerius Demi Drop. Jie planuoja jį išvalyti, išpoliruoti, sutvarkyti viską. Kaip matot, ratai aфиgenai nusiprausė. Nupirkau naują akumą. Autaibiai visgi turi Miatai tinkamo dydžio akumų, jeigu kažkam bus aktualu kada nors ateityje. Tai va, likau keli dalykai padaryti ir bus galima registruoti. Vienas iš jų yra išvalymas ir nupoliravimas, nes jinai visa baisi. Dar reikia pakeisti šitus dalykus, šitą, kad būtų originalu. Ir šitas irgi, man atrodo, neturėtų būti su šitu mygtuku. Tai va, reikės paieškoti, gal kažkur rasiu sveiką. Ir aišku, sutvarkyti visus tokius nesąmonės, kas čia išlikę. Irgi panaikinti. Tai va, išveist, išvalyti ir bus ledas. O šiai dienai situacija su Eunosu yra tokia, kad visus dokumentus reikiamus jo registracijai užpildžiau, nusinčiau į regitrą ir jie viską parašė, kad galima registruoti ir atvažiuoti į ekspertizę. Ekspertizė jie patikrina, ar viskas gerai, ar mašina yra 95% originali, kaip išvažiavo iš gamyklos, kokia ji ir yra. Sudėjau originalų vairą, sudėjau viską, ką įmanoma. Kaip matot, aišku, dabar šiuo metu salone yra baisu, nes vieninteliai dalykai, kas netitiko, tai buvo bėgių perjungimo svirtis ir rankinio rankena. Tai gavau originalų, čia viskas pažerta, tai gavau originalų automatų rankeną ir planavau sudėti, bet dar nespėjau to padaryti. Tai čia viskas pagražės, net originalų magelį radau ir įdėjau. Tai va, dar atidarysiu, parodysiu variklio skyrius, kaip atrodo. Tai irgi visas salonas, kaip matot, švarus, gražus, juodas, išvalytas. Pas mūsų partnerius Demi Drop. Irgi labai gerai pasidarbavo, viskas blizga. Prieš tai buvo kalnas dulkių, nes buvo nevažinėta labai ilgai. Tai va, o variklio skyrius atrodo visiškai standartiškai. Viskas originalu, 2 ventiliatoriai. Vienas kondiškiai, vienas standartinis radiatoriaus. Standartiškai nulūžus teplo matuoklį. Ir viskas. Nieko čia nėra daug. Viskas gražus, standartiška. 1.6 originalas Eunosas. Tai va, tiek žinių su juo. Turim šiokių tokių retų dalių, tai uždėjau chrominius originalius veidrodėlius. Originalūs vėlgi ratlankiai su Eunosu ženkliukais. Hardtopas, softtopas po apačia. Žodžiu, daug visokių dalykų. Mašina ruošiama registracijai. Ir neaišku, kaip viskas dabar pasisuks. Pakomentuokit, ką galvojat. Šiaip įdomu jūsų nuomonę sužinot. Ar įdomus toks kontentas, tokie update'ai, kaip ta mašina buvo, kaip atrodė. Tiesiog bandau parodyti, kaip vyksta registravimas, nes dešiniavairės transporto priemonės užregistruoti Lietuvoje čia praktiškai buvo vienintelis legalus, normalus būdas tai padaryti. Dabar, jeigu tas amžius didinamas iki 40 metų, tai šiai dienai automobilis turėtų būti 85 metų dešiniavairis, kad būtų galima užregistruoti legaliai. Tai sudėtinga darosi visiems. Komentuokit, ką galvojat ir pabandom pasimatyti kitose epizoduose. Ate.